Sveiki, mėly riedis.lt žiūrovai ir sekėjai. Šiandieną norime jums pristatyti gana naują, bet sparčiai populiarėjančią prekių kategoriją elektrinio transporto rinkoje. Tai yra mini elektriniai automobiliukai. Taip pat per brūkšnelį dar vadinami motoroleriais. Šiandienos vaizdo įraše apžvelgsime vieną iš tokių modelių – J4 mini automobiliuką. Pristatysime jo pagrindinės specifikacijas ir parodysime jo testinį važiavimą. Tačiau prieš tai trumpai pakalbėkime, kodėl šios transporto priemonės tampa tokios populiarios tiek Lietuvoje, tiek visame pasaulyje. Lyginant su alternatyvomis, tokiomis kaip elektriniai triračiai ar keturačiai, mini elektriniai automobiliukai siūlo kur kas daugiau komforto ir patogumo. Jie turi uždarą kabiną su stogu, todėl galima keliauti net žiemą ar blogomis oro sąlygomis. Daugelyje modelių įrengtos papildomos sėdynės, tad galite važiuoti ne vienas, o su draugu ar partneriu. Dar viena svarbi priežastis – paprastas eksploatavimas. Daugeliui šių transporto priemonių nereikia nei teisių, nei registracijų, nes jos atitinka Lietuvos įstatymuose numatytas specifikacijas. Tai yra 1000 vatų variklis bei maksimalus 25 km/h greitis. Tai reiškia, jokių papildomų išlaidų, jokių eilių regitroje, tiesiog įsigijate ir važiuojate. Be to, pasinaudoję APVA paramą bei pridavę taršią transporto priemonę ir įsigiję naują ekologišką, galėsite susigrąžinti net iki 1000 eurų. Na, o dabar trumpai aptarkime šį J4 modelį ir jo specifikacijas. J4 mini automobiliukas turi 1000 vatų variklį, pasiekia maksimalų 25 km/h greitį ir priklausomai nuo oro sąlygų, vairuotojo svorio ir naudojamų elektronikos funkcijų vienu įkrovimu įveikia iki 50 km. Šis modelis turi 65 Ah švino rūgšties bateriją, kurią galima pilnai įkrauti per 5-6 valandas, naudojant komplekte esantį 8 A įkroviklį. Salonas komfortiškas ir funkcionalus. Odinės sėdynės užtikrina patogumą, priekinė sėdynė turi lengvai atlenkiamą atlošą, gale papildoma sėdynė, kurioje galima vežti keleivį arba susidėti daiktus. Įranga pritaikyta taip pat šiuolaikiniam naudojimui. Multimedijos sistema su Bluetooth, galinio vaizdo kamera, radijas ir USB jungtis telefonui, LED žibintai matomumui tamsoje, galinio vaizdo veidrodėliai, signalizacija su pulteliu ir posūkio signalai saugiam eismui. Pasirūpinta ir saugumu. Diskiniai stabdžiai tiek priekyje, tiek gale, rankinis stabdis, saugos diržai tiek vairuotojui, tiek keleiviui. Na, o dabar pažiūrėkime, kaip šis automobiliukas važiuoja realybėje ir kokie pirmieji įspūdžiai laukia kelyje. Atsisėdame ir išbandykime šį automobiliuką. Taigi, paspaudžiame stabdžio pedalą ir atbulinis nuleidžiame rankinį. Taip, rankinis nuleistas, dabar jau leis važiuoti. Veidrodėliai, puikiai, galinio vaizdo kamera. Puikiai matosi vaizdas. Ir įjungiame D režimą. Aišku, galime nusipūsti langus. Galime įjungti šildymą ir šoninius vėjelius. Lempos veikia visos. Posūkiai indikuoja. Ir valytuvas taip pat veikia. Taigi, spaudžiame gazą. Išbandysime. Visai neblogai ir per duobės važiuoja. Štai ir liukas, matome viršų, nesame prispausti per daug. Galime paspausti stabdį ir pasižiūrėti gale. Štai yra pakankamai vietos, galinis langas. Gerai, tęsime kelionę. Pažiūrėkime, kaip su išvystomu greičiu. Smagiai bėgėjasi. Pasiekėme. Dabar pažiūrėsime, kaip jis važiuoja eko režimu, kuriam nereikia vairuotojo pažymėjimo. Štai 25 ir net daugiau. Mašina važiuoja puikiai. Liuką galime atsidaryti, truputėlį daugiau bus, koks oro padavimas puikus. Gerai.
gerai veikia, netgi truputėlį ir pačio žemė. Gal netokie jautrus kaip automobiliuose, todėl kad vis tiek mažesni diskai, bet greit priprantame. Atbulinis. Štai žmonės, matom, žiūri į mus. Nematė tokio transporto. Kalnas, nemažas kalnas, tačiau jokių problemų. Štai, važiuojame, pavadame išjungti eko, šiek tiek greičiau. 100% vis dar baterija. Taigi šis automobilis gali nuvažiuoti nemažą atstumą, lyginant su jo nedidelė kaina. Puikus pagalbininkas mieste, miesteliuose, už miesto ribų, jokių problemų. Galim padraguoti. Na, žiūrim. Na ir žiūrim, posūkis. Sukėmės, sukinėjam. Atrodo stabiliai. Jokio pojūčio, kad galima apvirsti. Šauniai. Ir daug vietos. Reguliuojame sėdynę. Galiu prisitraukti arčiau. Galiu sėdynę atsilenkti, taigi va, ir atsilošt galiu pilnai. Valytuvas, duobės keletą duobių. Štai toks testas su J4 mini automobiliu. Įvairių spalvų automobilių netrukus turėsime, tad galite rezervuotis, nemažai jau yra rezervuotų. Atsisėdome į automobilį, operatorius yra apačioje ir vėl važiuosime, nes labai buvo smagu su juo pavažiuoti. Važiuojam atgal, nuleidžiam rankinį, jeigu rankinio nenuleidžiam, tai automatiškai neveikia akceleratorius, labai gera funkcija, ko net nėra su mechaniniu rankiniu nei viename tikriausiai automobilyje, kurį teko man vairuoti. Taigi, važiuojame, pažiūrėsime, ką šiandien gali mūsų automobiliukas. Jaučiuosi gerai, stabiliai, vietos pilna, labai daug ir galvai, štai vietos dar daug. Sėdynę galiu atsiremti, parodysiu truputėlį Atlošas juda. Taip, atlošas juda. Ir pažiūrime, kokios jo apsisukimo galimybės. Tarkim, tokia maža vieta. Ar mes galime apsisukti? Na, beveik. Štai čia stulpas. Jungiame atbulinį. Pavažiuokime atgal. Tai jėgos užtenka. Koks kalniukas ar kas, tai jis jėgos turi. Ne per daug, aišku, bet nėra problemų pajudėti iš vietos į jokį kalną kol kas, kiek mes bandėme. Ir sau ramiai, stabiliai, šiltai, svarbiausia, važiuojame su mini automobiliu J4, kuris turi 1000 vatų variklį, 60 su viršum ampervalandžių bateriją. Taigi gali pilnai pakeisti elektrinį dviratį ar elektrinį paspirtuką. Daiktas vis dėlto su stogu, su šildymu, su atbuliniu bėgiu, su vaizdo kamerom, su radija, su touchscreenu, reiškia ekranėlis. Taigi jungiam radiją, pasižiūrim garsą. Kiemelyje 3 metus yra skaitomo žydus gelbėjusių žmonių pavardės. Šiemet jų yra 1830. Pavardės skaito žydų bendruomenės atstovai, politikai bei istorikai. Dalyvavusiai užfiksavome. Ir dabar turime 6 radijos stotis čia, kurias galime užfiksuoti. Daugiau tai yra Bluetooth'as, muzikos grotuvas. Ir dabar galėsime įvažiuoti į tralą ir šitą automobilį pristatyti mūsų Riedis LT laimingiems klientams. Na, pajuskite laisvę su riedis.lt. Iki! Riedis.lt. Tavo laisvė judėti. Kalvarijų gatvė 269, Vilnius.